Dažnas klausimas pas žmonės yra, tai kur ir kokia seka viskas turėtų būti atliekama, kad išvengti didesnių klaidų įsirenginėjant namą. Ir iš tikrųjų, ar jūs įsirenginėsit namą ar butą, tai nėra didelio skirtumo, bet pirmiausia, tai jūs turit turėti projektą, turit turėti jau planą, kas per erdvės ir kur jos bus. Ir labai būtų sveikintina, jeigu jūs turėtumėte galimybę pabendrauti su tikrai patyrusio interjero architektu, tam, kad būtų galima pažiūrėti plačiau į galimybės ir tikrai nepridaryti bereikalingų tokių sprendinių, kurių pataisimas, pakoregavimas labai brangiai kainuoja. Statybose labai svarbu viską suplanuoti ir daryti paeiliui, kad nebūtų grįžtama atgal ir kažkas remontuojama. Kai jau jūs turit konsultaciją su šiais specialistais, interjeristais bei architektais, tada galima pradėti galvoti apie prietaisus. Ir atrodo, kodėl apie prietaisus reikia galvoti anksti. O labai paprastas dalykas, jeigu jūs žinot, kokie prietaisai bus, jūs galite paruošti jiems vietas, nuolydžius, suformuoti tam tikrą erdvę aplink juos, kad būtų ergonomiška ir patogu naudotis. Ir išvengsit vėlgi bereikalingų stresų, o tai ką daryti, dėl ko daryti ir kaip daryti.